10 skyrius Reformacijos progresas Vokietijoje. Paslaptingas Liuterio dingimas sujaudino visą Vokietiją. Visur klausinėjo apie jį, sklido neįtikėtini gandai ir daugelis manė, kad jį užmušė. Ne tik artimiausi draugai, bet ir tūkstančiai kitų žmonių, kurie atvirai negynė reformacijos, labai išgyveno. Daugelis iškilmingai prisiekė atkeršyti už jo mirtį. Popiežiškos Romos aukščiausi vadai su siaubu stebėjo, kaip žmonės jų neapkenčia. Nors pradžioje jie džiaugėsi, manydami, kad Liuteris mirė. Vis dėlto netrukus jie troško pasislėpti nuo įniršusios tautos. Liuterio priešininkai buvo labiau sunerimę dėl jo dingimo, negu jo drąsiausiais poelgiais, kai jis buvo tarp jų. Tie, kurie savo įniršiu siekė sunaikinti drąsųjį reformatorių, dabar buvo apimti baimės, kai jis tapo bejėgiu belaisviu. Vienintelis likęs būdas išsigelbėti, sakė vienas jų, tai uždegti deglus ir ieškoti Liuterio visoje žemėje iki tol, kol negrąžinsime jo žmonėms, kurie jo reikalauja. Atrodė, kad imperatoriaus ediktas prarado bet kokią galią. Popiežiaus legatai buvo labai pasipiktinę, matydami, jog žmonės ediktų buvo susidomėję mažiau negu Liuterio likimu. Žinia, kad jis yra saugus, nors ir belaisvis, numalšino žmonių baimės ir dar labiau sužadino norą jį apsaugoti. Jo raštai buvo skaitomi su didesniu užsidegimu nei bet kada anksčiau. Vis daugiau žmonių prisijungdavo prie šio didvyriško žmogaus veiklos, kuris būdamas siaubingose aplinkybėse kovojo už Dievo žodį. Reformacija nenuilstamai stiprėjo. Liuterio pasėta sėkla išdygo visur. Jam atsitraukus buvo atliktas darbas, kuris negalėjo būti įvykdytas jam būnant. Kiti žmonės pajautė ypatingą naują atsakomybę, kai dingo jų didysis vadovas. Su atnaujintu tikėjimu ir uolumu jie veržėsi daryti viską, ką galėjo, kad kilniai pradėtas darbas nesustotų. Tačiau šėtonas veltui neleido laiko. Dabar jis bandė daryti tai, ką darė kitose reformaciniuose judėjimuose – apgauti ir pražudyti žmonės, nepastebimai tiesą pakeisti klastotę. Kaip ir pirmame amžiuje krikščioniškoje bažnyčioje buvo netikrų kristų, taip ir 16 amžiuje atsirado netikrų pranašų. Kai kurie žmonės, paveikti religinio pasaulio sujudimo, įsivaizdavo, kad gavo ypatingą apreiškimą iš dangaus ir tvirtino, kad turi Dievo pavedimą užbaigti reformacijos darbą, kurį, kaip jie teigė, Liuteris silpnai pradėjo įgyvendinti. Tiesą sakant, jie naikino tą darbą, kurį jis atliko. Jie atmetė didįjį reformacijos principą. Dievo žodis yra visapusiškas tikėjimo ir gyvenimo matas. Pakeitę šį neklystantį gyvenimo ir tikėjimo kelrodį į nepatikimą ir kintamą matą, savo jausmus ir įspūdžius. Pašalinę didįjį melo ir paklydimo demaskuotoją, jie atvėrė kelią šėtonui valdyti jų mintis taip, kaip jam buvo tinkama. Vienas iš šių pranašų teigė, kad iš angelo Gabrieliaus gavo nurodymus. Studentas metęs mokslus ir prisijungęs prie jo pareiškė, kad pats Dievas suteikė jam išminties aiškinti jo žodį. Prie jų prisijungė ir kiti žmonės, kuriuos iš prigimties traukė fanatizmas. Šių fanatikų veiksmai sukėlė didelį sujudimą. Martyno Liuterio pamokslai paskatino žmonės suvokti reformos būtinybę. O dabar kai kurie nuoširdūs žmonės buvo suklaidinti naujų pranašų siekiais. Šio judėjimo lyderiai nuvyko į Vitembergą bei pareiškė savo pretenzijas Melanchthonui ir jo bendraminčiams. Dievas mus siuntė mokyti žmonės. Mes turime artimą ryšį su Viešpačiu. Mes žinome, kas turi įvykti. Trumpai tariant, mes, apaštalai ir pranašai, kreipėmės į daktarą Liuterį. Reformatoriai buvo nustebę ir suglumę. Jie niekada anksčiau nebuvo susidūrę su tokiu reiškiniu, todėl nežinojo, ką daryti. Melanchtonas pasakė, šiuose žmonėse slypi nepaprastos dvasios, tačiau kas jos tokios? Viena vertus turime saugotis, kad neužgesintume Dievo dvasios,
o iš kitos pusės bijoti, kad šėtono dvasia neišvestų iš teisingo kelio. Naujo mokslo vaisiai greitai pasireiškė. Buvo siekiama, kad žmonės ignoruotų Bibliją ir visiškai ją atmestų. Mokyklose įsivyravo sumaištis. Studentai, nesutikę su visais apribojimais, metė studijas ir paliko universitetus. Žmonės, kurie laikė save kompetitingais atgaivinti ir kontroliuoti reformacijos darbą, sugebėjo ją tik privesti prie žlugimo ribos. Katalikai dabar vėl įgavo pasitikėjimą ir džiūgavo. Paskutinis susirėmimas. Ir viskas bus mūsų. Liuteris, būdamas Wartburge, išgirdęs, kas įvyko, labai susirūpino. Aš visada nujaučiau, kad šėtonas pasiųs mums tokį prakeiksmą. Jis suvokė šių tariamų pranašų tikrą charakterį ir pamatė tiesos darbui grėsintį pavojų. Popiežiaus ir imperatoriaus priešprieša nesukėlė jam tokio didelio sielvarto bei sumišimo, kokį jis patyrė dabar. Iš tariamų reformacijos draugų iškilo pavojingiausi jos priešai. Tos pačios tiesos, kurios jam suteikė tiek džiaugsmo ir paguodos, buvo panaudotos kurstyti nesantaiką ir sumaištį bažnyčioje. Vykdant reformacijos darbą, Dievo dvasia skatino Liuterį eiti pirmyn. Taip jis viršijo savo galimybės. Jis neketino užimti tokią poziciją ar imtis tokių radikalių permainų. Jis buvo tik įrankis begalinės jėgos rankose. Tačiau jis pastoviai jaudinosi dėl savo darbo rezultatų. Kartą jis pasakė, jeigu aš žinočiau, kad mano mokymas pakenks nors vienam žmogui, vienam vieninteliam, netgi mažiausiai pastebimam ir mažai žinomam žmogui, ko negali būti, nes tai yra pati Evangelija, tada geriau atsižadėčiau jos ir 10 kartų mirčiau. O dabar pats Wittenbergas, tikras reformacijos centras, greitai pasidavė fanatizmui ir nedorybei. Ši siaubinga padėtis susidarė ne dėl Liuterio mokymo, tačiau jo priešai visoje Vokietijoje dėl to kaltino reformatorių. Su skaudančia širdimi jis kartais klausdavo, ar gali tai baigtis didžiosios reformacijos darbas. Ir kai jis kovojo su Dievu maldoje, jo širdį apgaubė ramybė. Šis darbas yra ne mano, o tavo, sakė jis. Tu nepakęsi, kad jį sugriautų fanatizmas ir prietarai. Tačiau jis negalėjo ištverti minties apie tai, kad jis ir toliau liks už kovos ribos tokios krizės metu. Jis nusprendė grįžti į Wittenbergą. Nedelsdamas jis leidosi į pavojingą kelionę. Liuteris imperijoje buvo paskelbtas už įstatymo ribų. Jo priešai laisvai galėjo atimti jam gyvybę. Draugams buvo uždrausta jam padėti ar suteikti prieglobstį. Imperijos vyriausybė jo šalininkams norėjo taikyti pačias griežčiausias priemonės. Tačiau jis suprato, kad Evangelijos darbui iškilo grėsmė ir viešpaties vardu drąsiai išvyko kovoti už tiesą. Laiške kurfiurstui Liuteris paaiškindamas savo išvykimo tikslą iš Wartburgo rašė: Tebūna žinoma jūsų didenybei, kad aš išvykstu į Wittenbergą, turėdamas daug galingesnę apsaugą nei kunigaikščių ar kurfiurstų. Nepretenduoju į jūsų didenybės palaikymą ir apsaugą. Labiau aš pats norėčiau apginti jūs. Jei žinočiau, kad jūsų didenybė galėtų ir norėtų apginti mane, aš apskritai nevykčiau į Wittenbergą. Nėra kardo, kuris galėtų padėti šiam darbui. Pats Dievas turi padaryti viską be žmogaus pagalbos ar veikimo. Geriausia apsauga turi tas, kas turi didesnį tikėjimą. Antrame laiške, parašytame pakeliui į Wittenbergą, Liuteris pridėjo: Aš esu pasirengęs užsitraukti jūsų didenybės nemalonę ir viso pasaulio neapykantą. Argi Wittenbergo gyventojai nėra mano avys? Nejau Dievas man jų nepatikėjo. Jeigu reikės, ar aš nemirčiau už jas? Be to, bijau siaubingo maišto protrūkio Vokietijoje, kuriuo Dievas nubaus mūsų tautą. Jis ėmėsi šio darbo labai atsargiai ir nuolankiai, tačiau ryžtingai ir tvirtai. Žodžiu, pasakė jis, mes turime nuversti ir sunaikinti tai, kas buvo sukurta smurtu. Nenaudosiu jėgos prieš prietaringus ir netikinčius, ne prieš vieną žmogų neturi būti naudojama prievarta. Laisvė – tai pati tikėjimo esmė. Greitai po Wittenbergą pasklido kalbos, kad Liuteris grįžo ir jis pamokslaus.
Minio žmonių ėjo iš visų pusių ir bažnyčia tapo sausakimša. Užlipęs į sakyklą, jis labai išmintingai ir švelniai mokė, įtikinėjo ir barė. Kalbėdamas apie tuos, kurie ėmėsi smurto panaikindami mišias, jis pasakė: mišios yra bloga institucija, Dievas jai prieštarauja, todėl ji turėtų būti panaikinta. Ir aš norėčiau, kad visame pasaulyje ją pakeistų Evangelijos vakarienė. Tačiau neverskime nieko atsisakyti mišių jėga. Visą tai turime patikėti į Dievo rankas. Jo žodis turi veikti, o ne mes. Jūs galite paklausti, kodėl? Aš nelaikau žmonių širdžių savo rankoje, kaip puodžius laiko molį. Mes turime teisę kalbėti, tačiau neturime teisės veikti. Skelbkime, o visą kitą palikime Dievui. Ką aš pasiekčiau jėga? Apsimetinėjimą, formalumą, pamėgdžiojimą, veidmainystę ir žmonių sugalvotus ritualus. Tačiau nebūtų nei nuoširdumo, nei tikėjimo, nei geraširdingumo. Kur nėra šių trijų dorybių, ten nėra nieko. Ir aš neduočiau nesurūdijusios skatiko už tokį rezultatą. Dievas savo žodžiu padaro daugiau nei jūs arba aš. Ir visas pasaulis sutelkia savo jėgas. Dievas užvaldo širdis. Kai širdys užvaldytos, pergalė laimėta. Aš skelbsiu, diskutuosiu ir rašysiu, tačiau aš neversiu nieko daryti per prievartą, nes tikėjimas yra savanoriškas. Pažiūrėkite, ką aš padariau. Aš pasipriešinau popiežiui, indulgencijoms ir popiežiaus šalininkams, tačiau be smurto ir maišto. Aš iškėliau Dievo žodį, skelbiau ir rašiau. Tai buvo viskas, ką dariau. Ir netgi kol miegojau, mano skelbtas žodis nugalėjo popiežiją. Nei vienas imperatorius ar kunigaikštis nepadarė jai tiek daug žalos. Tačiau aš nieko nepadariau, viską padarė tik žodis. Jei aš būčiau griebęsis prievartos, visa Vokietija tikriausiai būtų jau užtvindyta krauju. Tačiau koks būtų rezultatas? Pražūtis tiek kūnui, tiek sielai. Todėl aš buvau ramus ir leidau vienam žodžiui apeiti pasaulį. Diena po dienos visą savaitę Liuteris toliau skelbė ištroškusioms minioms. Dievo žodis išsklaidė fanatiškus kerus. Evangelijos galia sugrąžino paklydusius žmonės į tiesos kelią. Liuteris neturėjo noro susitikti su fanatikais, kurių veiksmai sukėlė tiek blogio. Jis žinojo, kad šie žmonės pasižymėję liguistų samprotavimu ir maištingumu, pretenduojantys į ypatingą dangaus šviesą, nepakęs net pačio silpniausio prieštaravimo, net pačios švelniausios pastabos ar patarimo. Pasisavinę aukščiausią valdžią, jie reikalavo, kad kiekvienas besąlygiškai pripažintų jų teisės. Kai jie pareikalavo susitikti su reformatoriumi, jis sutiko ir taip sėkmingai atskleidė jų apsimetinėjimus, kad apsišaukėliai iškart pasišalino iš Vitembergo. Fanatizmas kuriam laikui buvo sustabdytas, tačiau po kelerių metų jis pasireiškė su dar didesniu smurtu ir baisesnėmis pasekmėmis. Liuteris apie šio judėjimo lyderius pasakė: šventasis raštas jiem buvo mirusi raidė ir jie visi pradėjo šaukti: dvasia, dvasia. Tačiau be abejonės, aš neisiu ten, kur juos veda ši dvasia. Tegul apsaugo mane Dievas savo gailestingumu nuo tokios bažnyčios, kurioje yra vieni šventieji. Aš trokštu būti su nuolankiais, silpnais, kenčiančiais, kurie žino ir jaučia savo nuodėmes, kurie nuolat dūsauja ir šaukiasi Dievo iš visos širdies, kad jis paguostų ir suteiktų stiprybės. Tomas Münceris, aktyviausias fanatikas, buvo labai gabus žmogus. Jeigu jį teisingai nukreiptų, galėtų padaryti daug gero. Tačiau jis nebuvo susipažinęs su pirmapradė religijos tiesa. Jis buvo apsėstas noru reformuoti pasaulį ir kaip visi entuziastai užmiršo, kad šią reformą reikia pradėti nuo savęs. Jis turėjo ambicijų pasiekti tokią padėtį bei turėti įtaką, nenorėjo būti netgi antras po Liuterio. Jis pareiškė, kad reformatoriai, pakeitę popiežiaus autoritetą švento rašto autoritetu, įtvirtino kitokią popiežystės formą. Jis pats tvirtino, kad gavo dieviškus įgaliojimus įgyvendinti tikrąją reformą. Tas, kuris turi šią dvasią, sakė Münceris, turi tikrą tikėjimą, nors jisai savo gyvenime niekad nematė rašto. Fanatiški mokytojai pasidavė įspūdžiams, manydami,
kad kiekviena jų mintis ir paskatinimas yra Dievo balsas, dėl to jie priėjo prie didelių kraštutinumų. Kai kurie net degino savo Bibliją šaukdami: raidė žudo, o dvasia gaivina. Müncerio mokymas skatino žmonės siekti nepasiekiamo ir patenkino jų išdidumą, iš tiesų iškeldama žmonių idėjas bei nuomonės aukščiau Dievo žodžio. Tūkstančiai priėmė jo mokymą. Netrukus jis pasipriešino viešų pamaldų tvarkai ir pareiškė, kad paklusdami kunigaikščiams reiškia tarnaujame ir Dievui, ir Beliarui. Žmonės, bepradedantys išsivaduoti iš popiežijos jungo, taip pat negalėjo pakęsti pilietinės valdžios apribojimų. Müncerio revoliuciniai mokymai, reikalavę dieviškojo pritarimo, skatino žmonės atsikratyti bet kokios kontrolės ir suteikti laisvę išankstiniam nusistatymui bei aistrų pliūpsniui. Prasidėjo baisiausios maišto ir nesantaikos scenos ir Vokietijos laukai permirko krauju. Kai Liuteris pamatė fanatizmo pasekmes, kuriomis kaltino reformaciją, jis išgyveno dvigubai didesnę dvasinę agoniją, nei kurią patyrė Erfurte. Popiežijos kunigaikščiai tvirtino, ir daugelis buvo pasiruošę tuo patikėti, kad maištas buvo teisėtas Liuterio mokymo vaisius. Nors šis kaltinimas neturėjo jokio pagrindo, reformatoriai tai sukėlė didelės kančias. Tai, kad tiesa buvo prilyginta bjauriausiam fanatizmui ir tokiu būdu užtraukė Liuteriui negarbę, atrodo, kad buvo daugiau nei jis galėtų ištverti. Kita vertus, maišto vadovai nekentė Liuterio už tai, kad jis ne tik pasisakė prieš jų mokymą ir neigė jų tariamai dievišką įkvėpimą, bet ir paskelbė juos pilietinės valdžios maištininkais. Keršydami jie paskelbė jį niekingų apgavikų. Atrodo, kad jis užsitraukė ir kunigaikščių, ir žmonių priešiškumą. Katalikai triumfavo, tikėdamiesi tapti greito reformacijos žlugimo liudininkais. Jie kaltino Liuterį net dėl tokių klaidų, kurias jis visomis jėgomis bandė ištaisyti. Fanatikų partijai, melagingai teigiant, kad su jais neteisingai elgėsi, pavyko įgyti didelės grupės žmonių užuojautą. Ir kaip dažnai būna su tais, kurie užima neteisingą padėtį, juos pradėjo laikyti tikėjimo kankiniais. Taigi tų, kurie iš visų jėgų priešinosi reformacijai, pradėjo gailėtis ir aukštinti kaip despotizmo ir tironijos aukas. Tai buvo šėtono darbas, paskatintas tos pačios maišto dvasios, kuri pirmą kartą pasireiškė danguje. Šėtonas nuolat siekia apgauti žmonės ir skatina juos vadinti nuodėmę teisumu, o teisumą nuodėmę. Koks buvo sėkmingas jo darbas? Kaip dažnai ištikimi Dievo tarnai kenčia priekaištus ir yra smerkiami, nes jie drąsiai kovoja už tiesą. Šėtono agentai yra giriami, jiems meilikaujama, kartais juos žiūri kaip į kankinius. Tuo metu tie, kuriuos reikėtų gerbti ir juos palaikyti, už jų ištikimybę Dievui, paliekami vieni, įtarinėjami ir jais nepasitikima. Apsimestinas šventumas ir netikras pasišventimas atlieka savo apgaulės darbą. Kokią formą ši veikla įgytų, joje išlieka ta pati dvasia, kaip ir Liuterio laikais, nukreipdama protus nuo šventojo rašto ir paskatindama žmonės, vietoj to, kad paklustų Dievo įstatymui, vadovauti savo jausmais bei vaizduotę. Tai viena iš sėkmingiausių šėtono priemonių užtraukti negarbę tiesos tyrumui. Liuteris drąsiai gynė Evangeliją nuo iš visų pusių kylančių išpuolių. Dievo žodis įrodė, kad yra galingas ginklas visose konfliktuose. Šiuo žodžiu jis kariavo prieš grobonišką popiežiaus valdžią ir racionalistinę teologijos mokytojų filosofiją ir tvirtai priešinosi fanatizmui, kuris mėgino prisijungti prie reformacijos. Kiekviena iš šių besipriešinančių grupių savaip atmetė šventąjį raštą ir iškėlė žmogišką išmintį kaip dvasinės tiesos ir žinių šaltinį. Racionalizmas sudievino žmogišką protą, paskelbdamas jį vieninteliu religijos matu. Katalikybė, suteikdama savo aukščiausiam pontifikui dieviškumą, perduodama pagal paveldėjimo principą nuo apaštalų ir nekintama visais amžiais, suteikia pagrindą tam, kad apaštališko pašaukimo šventumu pridengtų bet kokią korupciją bei amoralumą. Įkvėpimas, į kurį pretendavo Münceris ir jo šalininkai, buvo liguistos vaizduotės vaisius, o jo įtaka griovė bet kokią valdžią,
tiek pasaulietinę, tiek bažnytinę. Tikroji krikščionybė priima Dievo žodį kaip didžiulį įkvėptos tiesos lobyną ir bet kokio įkvėpimo kriterijų. Grįžęs iš Vartburgo, Liuteris baigė versti Naująjį testamentą ir netrukus Evangelija buvo perteikta Vokietijos žmonėms jų gimtąja kalba. Šį vertimą su dideliu džiaugsmu priėmė visi mylintys tiesą, tačiau jį paniekinamai atmetė tie, kas pasirinko žmogiškas tradicijas ir įsakymus. Kunigams kėlė nerimą mintis, kad paprasti žmonės dabar galės su jais aptarti Dievo žodžio įsakymus ir tada bus atskleistas jų nežinojimas. Jų kūniškas mąstymas buvo bejėgis prieš dvasios kardą. Roma sutelkė visas jėgas, kad užkirstų kelią šventojo rašto plitimui, tačiau dekretai, prakeiksmai ir kankinimai buvo bergždi. Kuo labiau Roma smerkė ir draudė Bibliją, tuo stipriau žmonės troško sužinoti, ko ji iš tikrųjų moko. Visi, kurie gebėjo skaityti, susidomėję nagrinėjo Dievo žodį patys. Jie nešiojasi jį su savimi, skaitydavo daug kartų ir likdavo patenkinti tik tada, kada išmokdavo mintinai ilgas ištraukas. Matydamas, kaip palankiai priimamas Naujasis testamentas, Liuteris nedelsdamas pradėjo versti Senąjį testamentą ir leido jį dalimis, kai tik jas baigdavo versti. Liuterio raštai buvo vienodai laukiami miestuose ir kaimuose. Liuterio ir jo bendraminčių raštus platino kiti. Vienuoliai, suvokę vienuolynų įsipareigojimų neteisėtumą ir norėdami pakeisti pasyvų gyvenimą į aktyvią veiklą, tačiau neturėdami pakankamai žinių, kad skelbtų Dievo žodį, keliaudavo į regionus, aplankydami kaimus ir namus, kur pardavinėdavo Liuterio ir jo draugų knygas. Netrukus šie drąsūs knygnešiai pasklido po visą Vokietiją. Šiuos raštus labai susidomėję nagrinėjo turtingi ir vargšai, išsilavinę ir mažaraščiai. Naktimis kaimų mokyklų mokytojai skaitė juos garsiai, mažomis grupėmis prie židinio susirinkusiems žmonėms. Kiekvieną kartą kelios sielos įsitikindavo tiesa ir su džiaugsmu priimdavo žodį, kad su džiaugsmu perduotų šią gerąją naujieną kitiems. Pasitvirtino įkvėpti žodžiai. Tavo žodžių apreiškimas apšviečia, suteikia išminties kukliesiems. 119 psalmė, 130 eilutė. Šventojo rašto studijavimas pastebimai keitė žmonių protus ir širdis. Popiežiaus valdymas uždėjo savo pavaldiniams geležinį jungą, kuris laikė juos nežinioje ir jie degradavo. Buvo laikomasi prietaringų formų ir apeigų. Tačiau visame šiame tarnavime protas ir širdis nedalyvavo. Liuterio pamokslai, iškeliantys į pirmą planą Dievo žodžio tiesas, o po to ir patį žodį, duotą paprastiesiems žmonėms, pažadino jų neišnaudotus gabumus, ne tik apvalydami, bet išaukštindami dvasinę prigimtį, bet ir suteikdami intelektui naujų jėgų bei energijos. Įvairių visuomenės sluoksnių žmonės buvo galima pamatyti su Biblija rankose, ginančius reformacijos doktrinas. Popiežiaus atstovai, kurie manė, kad šventojo rašto tyrinėjimas skirtas kunigams ir vienuoliams, dabar ragino juos demaskuoti šį naują mokymą. Tačiau kunigus ir vienuolius, nežinančių šventojo rašto, kaip ir Dievo jėgos, įstūmė į aklavietę tie, kuriuos jie laikė bemoksliais ir eretikais. Deja, rašė vienas katalikų rašytojas, Liuteris įtikino savo sekėjus nepasitikėti niekuo, išskyrus šventą raštą. Minios susirinkdavo išgirsti, kaip tiesą gina mažaraščiai, kurie diskutuodavo netgi su mokslininkais ir iškalbingais teologais. Gėdingas šių didžių vyrų neišmanimas buvo akivaizdus, kai jų argumentai susidurdavo su paprastu Dievo žodžio mokymu. Darbininkai, kariai, moterys ir net vaikai buvo geriau susipažinę su Biblijos mokymu nei kunigai ir išsilavinę daktarai. Skirtumas tarp Evangelijos mokinių ir popiežiaus prietarų šalininkų buvo akivaizdus ne tik mokslininkų, bet ir paprastų žmonių gretose. Seniesiems hierarchijos gynėjams, kurie nesimokė kalbų ir nestudijavo literatūros, priešinosi išsilavinę kilnūs jauni žmonės, patys atsidavę šventojo rašto tyrinėjimams
ir susipažinę su senovės šedevrais. Turėdami gyvą protą, pakylėtą sielą ir drąsią širdį, šie jauni vyrai greitai įgijo tokių žinių, kad ilgą laiką negalėjo niekas varžyti su jais. Todėl, kai jaunieji reformacijos gynėjai susitikdavo su Romos bažnyčios mokslo daktarais kokiame nors susirinkime, jie taip lengvai ir užtikrintai juos atakuodavo, kad šie neišmanėliai pradėdavo dvejoti, susikompromituodavo ir nusipelnydavo paniekos visų akise. Romos dvasininkai, matydami, kad jų bažnytinės bendruomenės mažėja, kreipėsi pagalbos į pasaulietinius vadovus ir visomis įmanomomis priemonėmis stengėsi susigrąžinti savo parapijiečius. Tačiau žmonės naujose mokymuose rado tai, kas patenkino jų sielų poreikius ir nusigręždavo nuo tų, kurie taip ilgai maitino juos beverčiais, prietaringais ritualais ir žmogiškomis tradicijomis. Kai pradėjo persekioti tiesos mokytojus, jie prisiminė Kristaus žodžius: kai jūs persekios viename mieste, bėkite į kitą. Mato 10 skyrius 23 eilutė. Šviesa skverbėsi visur. Bėgliai kur nors rasdavo jiems svetingą prieglobstį ir gyvendami naujoje vietoje skelbdavo Kristų, kartais bažnyčioje, o jei jiems neleisdavo, skelbdavo namuose ar po atviru dangumi. Visur, kur jie atrasdavo susidomėjusius klausytojus, susikurdavo improvizuota šventykla. Taip užtikrintai ir energingai skelbiama tiesa sklisdavo su nenugalima jėga. Veltui bažnytinės ir civilinės valdžios kvietė sunaikinti ereziją. Veltui jie įkalindavo, kankindavo, degindavo ant laužo ir panaudodavo kardą. Tūkstančiai tikinčiųjų užantspaudavo savo tikėjimą krauju, bet darbas tęsėsi. Persekiojimai tik padėjo išplisti tiesai, o šėtono pastangos apjungti tiesą su fanatizmu dar aiškiau atskleidė Dievo ir šėtono darbo skirtumą.